Labą dieną. Labas. Aš Agnė. Bronius, malonu. Malonu. Labą dieną, aš Ieva. Labas, Ieva, Bronius, malonu. Papasakokit tada, kaip sekėsi gyventi su antsvoriu, kurį jau dabar jau turite ir kad jau taip jau privertė jūs tiesiog gyvenimas, kad jau viskas gana, nebenorite to. Kokie buvo, nežinau, išgyvenimai, to trukdymas, kad laisvo gyvenimo, kai norite sportuoti? Nu, tai turbūt iš paskutinio įvykių buvau kelionėje, buvau Tailande. Reikėjo lipti į 450 metrų ir labai statų kalną. Nu, ir aš jį neužlipau. Ir man tikrai pasidarė labai netgi gėda, nemalonu ir aplamai, kad aš ir dusau ir negaliu aukščiau palipti, sunkiau kažkur. Tai, visur jautiesi, kaip lyg kažką neštų man savęs. Tai šitas turbūt labiausiai gal varžu. O aš tai esu, man tai kas, aš esu pradėjau sportuoti, bet tas mano sportavimas laika toks būdavo kažkada jaunystėje taip, buvo reguliarus, ilgalaikis ir buvo rezultatai ir viskas buvo. Po to jis buvo nutrauktas. Kodėl? Kad atsibodo. Tai buvo aerobika, pavadinkim, toks ritminis dalykas. Tuo labiau aš jau buvau labai graži, man viskas labai tiko ir man atseit nebereikėjo. Nebuvo suformuotas tolimesnis įprotis pratęsti. Pačiai ir poreikio turbūt nebuvo. Ir poreikio nebuvo, viskas gražu, viskas vietoj. Agne, kaip pačios treniruočių, mankštinimuose, sporto, net nežinau kaip pasakyti, patirtis? Taip, mano treniruočių patirtis buvo treniruoklių salėje ir man sakyčiau, kad šitas sportas gal visai man patiko, nes treniravome su asmeninė trenerė irgi. Tas toks turbūt ilgiausias ir toks nuosekliausias, jis buvo 3 mėnesiai. Ir mes kartu beje ėjom. O, prašau. Taip, tai iš tikrųjų rezultatai buvo, bet vėlgi atėjo vasara. Mes vėl kažkur atsipalaidavom, per daug atsipalaidavom ir vėlgi to nepadarėm kasdieniniu. Bet nepatapo gal kitaip, mes kartu ėjom, kartu vaikščiom, tie svoriai, ten buvo programa liuks padaryta, viskas taip. Bet aš eidavau kaip per kančią, man tas svorių kilnojimai, ten tie visi, tiesiog... Neatradai to kažko. Būtų nors kažkaip 1 mėnuo, 2, atrodo tikrai ir tas pastovus įėjimas, bet taip pat, be jokio kaifo. Jeigu kiekvieną kartą ateisit į sporto salę ir darysite tą patį per tą patį, mėnuo, 2, 3 ir jums atsibos. Todėl čia jūsų ir buvo klaida, kad jūs tiesiog monotoniją gavot. Tai tos monotonijos, kaip sakant, reikia vengti. Reikia derinti kardio treniruotę su svorių treniruotėmis. Išeiti į lauką pajudėti, žiemą, vasarą, nesvarbu. Tiesiog jums reikėjo kaitos. Jūs vieną dieną pasimankštinsite sporto klube, kitą dieną jūs galėsite pasivaikščioti, lauke padaryti treniruotę. Ir kai atsiranda tokia treniruočių kaita, jums nebus nuobodu. Tai rezultatas ateina iš bendro. Mes imkim visos savaitės fizinį krūvį, tarkim, minutėmis. Ne vienos treniruotės, kuri vyks, tarkim, kas 2 dieną, bet visos savaitės krūvį. Čia yra svarbiausia. Nereikia žiūrėti, kad šiandien man reikia būtinai nuvažiuoti, pasportuosiu, tenais 30-50 minučių ir jums užteks. Ne. Jūs juk visą dieną turite. Jūs turite, kone darbe 8 valandas ir kuo jūs daugiau judėsit, jūs tuo daugiau sudeginat kalorijų. Nereikia visą laiką sėdėti ir laukti tos valandos, kai dar turite 20 valandų. Pradėkime nuo tos pačios rytinės mankštos, ką jūs norėtumėte iškeisti vietoj, tarkim, tą kavą, kurią keliatės pasižadinimui, o tiesiog padaryti rytinę mankštą ir turbūt be kavos puodelio. Tai keliaujam.